Vis dažniau susimastome apie vartojimo įpročius, sąlygojančius negrįžtančius pakitimus aplinkoje, kuri mus supa. Anksčiau lengvai atsisakydavome nebereikalingų daiktų. Dabargi pagalvojame, ar iš tiesų jie neturi šansų antram gyvenimui. Praeis dar kiek metų ir tokios eglės kaip šių metų baltoji angelų deivė puošinti Kauno Rotušės aikštę taps neatsiejama mūsų gyvenimo ir švenčių dalimi. Džiugu, kad bendraminčių gretos gamtos išsaugojimo klausimais kasmet auga. Nepaslaptis, kad gamybos procese tikrai lieka nemažai atraižų, kurias nėra kur panaudoti ir paprastai mes jas išmesdavome. Tačiau šiemet mes sugalvojame iniciatyvą, kad reiktų jas panaudoti kažkaip kūrybiškai ir todėl yra sugalvotas projektas, kurio metu mes daliname mūsų atraižas roletinių arba pliusuotų žaliuzių darželiams arba netgi klientams, kurie ateina pas mus į ofisus ir nori pasipuošti savo namus originaliai. Vaikų darželiuose kalėdos jau prasidėjo. Mūsų rubrikos namų darbai bičiuliai lanko juos dovanodami nebereikalingų medžiagų atraižas, kurios itin praverčia vaikučių kasdienėje veikloje. Tai šiandien mes irgi pasidarysim tokius žaisliukus, kuriais galėsim pasipuošti namus ir eglutę. Tie, kurie turi žalius rutuliukus tokius, tai juos reikia užverti sadatėlę taip ant siūlo ir paskui visi turit karoliukų, ar ne? Tai užveriam rutuliuką, patį didžiausią ir karoliuką. Pasidalinsiu su Kristupu, taip? Draugiškai. O, ir Kristupas ir čia turi, viskas gerai. Kai suveriam didžiausius rutuliukus, kurį tada, kaip manot, imat? Mažesnį. Mažesnį, paskui dar mažesnį ir patį mažiausią. Ir kas gausis galiausiai? Žaisliukas. O kaip jisai atrodys, į ką bus panašus? Į eglutę, taip. Kitoks požiūris į regis nebereikalingas medžiagas padeda mažiesiems ugdyti kūrybiškumą ir lavina jų vaizduotę. Panašias užduotėlės su vaikais darom beveik kiekvieną dieną, tai jiems svarbu ne tik lavinant kūrybą, bet ir suvokiant, jog paprasti daiktai kartais net nereikalingi gali tapti labai gražiais, namus puošiančiais daiktais. Taip, ne visada būtina kažką pirkti, galima patiems pasigaminti. To ir stengiamės išmokti su vaikais būtent čia užduotimi. Vaikučiai su didžiausiu užsidegimu imasi veiklos – eglutės ir žaisliukų kūrimo iš roletų ir žaliuzių atraižų. Manau, kad tai yra puikiai idėja panaudoti antrinės žaliavas, todėl kad mes ne tik tai, kad tausojame gamtą, neišmesdami žaliavų, bet taip pat ir skatiname, tarkim, jeigu darželiuose panaudojimas yra, skatiname vaikų kūrybiškumą. Tėveliai yra patenkinti tuo, kad nereikia pirkti popieriaus, yra medžiagos natūralios, iš kurių yra gaminamos dekoracijos ir papuošimai. Kartais mūsų kūrybos medžiagos tiesiog tampa padovanoti daiktai, kaip ir šiandien gautos atliekos gaminant žaliuzės, ruletus ir virsta labai puikiais, gražiais papuošalais. Dovanos virsta, taip pat gal dovanomis, taip? Tokių dovanų sulaukia ne tik vaikų darželiai, bet ir suaugę, užsukę į mūsų rubrikos namų darbai draugų salonus. Mūsų klientai atėję į ofisus iš tikrųjų dažnai nustemba ir netgi sako, tai puikiai idėja, tai yra įdomu ir kodėl anksčiau apie tai mes nepagalvojame ir labai mielai prisijima visas atraižas ir bandom daryti kažką namuose. Džiaugiamės, kad užsisakėte pas mus ir kalėdų progą mes dovanojame savo klientams atraižas roletų bei pliusuotų žaliuzių, iš kurių jūs galite namie pasigaminti originalius papuošimus. Pasitikime kalėdas, darydami gerus darbus. Naudodami nebereikalingas medžiagas, būsime išsaugoję dalelę gamtos. Gražių artėjančių švenčių.